Sveiki, su jumis sveikinasi Giedrė iš Vaisingumo šaknys podcast'o. Toliau tęsime seriją nevaisingumo istorijos. Tad jei dar nematėte pirmojo epizodo su Diana, kviečiu labai paklausyti. O jį rasite tiek YouTube, Spotify ir kitų podcastų platformose. Na, o šiame epizode savo istoriją pasidalins Eirida. Eirida yra iš Instagramo paskyros mūsų IVF istorija. Labas, Eirida. Labas, Giedrė. Galvoju, gal pradėkime nuo to, kad tu trumpai pasidalintum, kas tu tokia esi, ką veiki gyvenimą, šiek tiek apie save papasako. Labai sunkus klausimas, man atrodo, šitas visiems būna. Taip, keliais sakiniais apie save, tai nežinau, dabar dirbu marketingo įmoniai. Šiaip esu baigusi pati irgi su medicina kažką susijusią, tai esu medicininė biochemija baigusi, tai vat, kada šiaip ėjau per visas tas procedūras, man buvo svarbu ten iki mikro dalelių viską išsidomėti, nes tiesiog pati esu tokia linkusi į tikslumą, ne į kažkokias pasakas, o kad viskas man būtų aiškiai ir logiškai. Tai taip trumpai, jeigu kokia šiaip aš esu. Aš šiaip gyvenu Klaipėdoj, tai dauguma vis tiek viskas bazuojasi Vilniuje pas mus Lietuvoje. Tai kartais jautiesi tokia nuošaly, tiek dėl medicininės tos pačios kokybės. Bet man labai patinka gyventi prie jūros, tai dėl to čia ir pasilikau. Tai turbūt būtų tiek. Tai tada galime eiti prie kito klausimo, Eirida, kuris skamba taip. Ar tu visą laiką žinojai, kad nori turėti vaikų? Taip, manau, kad tikrai jau mokykloje, kada žiūrėdavai į ateitį į savo tą šeimą būsimą, tai tikrai visada norėjau vaikų ir pati esu iš trijų vaikų šeimos, tai turiu ir sesę, ir brolį, tai man tai buvo tokia, visiška norma, kad aš turėsiu vaikų. O kiek vaikų įsivaizdavai, kad turėsi? Minimum 2. Visada buvo toks minimum 2. Tai tavo vizija buvo šeima, 2 vaikai. Ir kas įvyko? Kas atsitiko, kad ta vizija ne visai išsipildė? Kol kas dar neišsipildė. Dabar jau, tai galim pranešti bendruomeniai, kas mane seka, žino, tai aš dabar laukiuosi, tai jau ta vizija artėja. Ačiū, jau ta vizija artėja vienu žingsniu link išsipildymo, o aplamai kaip aš visada žinau, kad man bus sunkiau pastoti. Dėl to, kad ir mano mama turi policistinių kiaušidžių sindromą, ir mano sesuo, ir aš, ir ten tiesiog, ir mano sesuo, jau dabar turi 2 vaikus, ir mama 3 pagimdė, bet jų istorijos irgi tai nebuvo, kad suplanavom vaiką ir greitų metų pavyko. Tiesiog, tai man tokia buvo norma, kad kada tu jau suplanuosi, reikės metų ar 2. Tam bandymams, nes reikia labai tą ciklą susireguliuoti, tai kas turi policistinių kiaušidžių sindromą, žino tos ypatumus. Bet jau viską pradėjus, atradom tada, kad ir pas vyrą irgi yra bėdų. Tai tada toksai buvo ir šokas, kad biški planas jau, kurį tu buvai nusimatęs, nepavyks taip, kaip įsivaizdavai. Tai prie vyro gal dar sugrįšim, o kokio amžiaus tu sužinojai, kad bus sunku pastoti? Ar tai buvo paauglystėje, ar tada, kai jau suaugusi buvai, galbūt kai vyrą susiradai? Paauglystėje aš taip tvarkingai vaikščiodavau pas ginekologus, kaip ir rekomenduoja, ten kas metus, kas 2. Ir jau tada man sakydavo, kad pas tave yra policistinės, niekas žinoma hormonų tada netyrė, nes koks skirtumas. Nors realiai, tikrai reikėtų žinoti tokį dalyką, nes tu gali tada jau paauglystėje pradėti mokytis mitybą, prisižiūrėti, galbūt papildus kažkokius ten reikalingus, bet tada tai tau tiesiog pasako, bus sunkiau pastoti, planuok vaikus kuo anksčiau. Ir viskas, ir tave išleidžia kaip be kažkokios ligos. Tai aš žinojau tą ir man tai nebuvo naujiena, kada jau mes pradėjom bandyti susilaukti vaikų. O tada, kaip sakai, dar paaiškėjo, kad ir vyras turi problemų su vaisingumu.
Ar norisi truputį papasakoti daugiau, kokią diagnozę vyrui nustatė, ar... Tai aš kadangi tom dalinuosi ir savo Instagram'e, tai nėra ko slėpti. Tos diagnozėsgi ten labai ilgas pavadinimas, aš niekad neatsimenu. Azenosteospermija, kad ir kiekis mažas, ir judrumas. Tai kada gavosi taip, kad irgi, kaip dažnai būna, kai pradedi jau ateini pas gydytojus, jau aš su diagnoze, kad policinis kiaušidės, tada sako, stimuliuojam natūraliam cikle. Ten letrozolį, man atrodo, tada reikėjo gerti ir susileisti ovitrelę. Aišku, vyro iki tol irgi niekas netyrė, tiesiog iš karto visi nurašo ant moters. Tai porą kartų, kai šitas nepavyko, gydytojas sako, padarom spermogramą. Tai ir po jos, mes kai atėjom jau turėdami rezultatą į sekančią konsultaciją, gydytoja iškart sako, IVF-as, jokių IUI, jokių kitų procedūrų. Tai taip, iš tikrųjų dėkoju gydytojai, kad tikrai neužtempė, nedarėm tam natūraliam cikle, žinau, kitos ir 5 kartus daro, kol galiausiai ten vyrai ištyrė. Tai kaip ir džiaugiuosi, kad gan greitai atradom ir kad gydytoja, taip konkrečiai pasakė, kad, darom pagalbinį apvaisinimą ir nėra ko žaisti. Nes tikrai girdžiu pati daug istorijų, kaip gydytojai vis bando, vis tas pigesnės, paprastesnės procedūras ir galiausiai vis tiek ateina iki jau didžiųjų procedūrų. O dar truputėlį sugrįžtant prie to, kai jau procedūras pradėjote daryti, ar bandėte natūraliai kažkaip susilaukti, ar kadangi žinojo, galbūt bus problemų, ar iš karto kreipėtės pagalbos? Tai dabar dar net atsimenu, mes susitokėm 2018 rudenį, tai jau prieš tai mes kalbėjom apie vaikus, bet kažkaip atrodė, darom pailiui. Ir jau prieš vestuves aš nevartojau kontraceptinių tablečių ir aš jau atėjau kokį pusmetį prieš pas gydytoją, sakau, aš už pusės metų norėsiu jau bandyti pastoti ir mes iškart sudarėm planą, kad tai aš dabar iš karto vartoju kontraceptikus, dėl to, kad mes turėjom mano daug tyrimų iš ankstesnių metų ir jis sako, tau reikia sureguliuoti būtinai ciklą, nes dabar neaišku, kaip kas vyksta, hormonai išsibalansavę, dar kaip tik tuo metu pasidariau. Ir tai toks buvo pasiruošimas, kad kelis mėnesius vartojau kontraceptinės tabletes su mintimi, kad nutraukus iškart bandyti, nes kitom būna, kad susinormalizuoja ir užkimba. Tai toksai mini pasiruošimas buvo. Taip, ruošėsi iš anksto, ar ne? Ir dar norėjau paklausti, galbūt yra, kas nežino, kas yra policistinis kiaušidžių sindromas. Tai mes esam su Ieva parengę epizodą, į kurį nuorodą taip pat pridėsiu. Po šiuo epizodu, žodžiu. Jeigu taip nukrypstant truputėlį į šalį, kaip policistinių kiaušidžių sindromas tave palietė, ar tavo gyvenimą paveikė, ar norėtum truputėlį pasidalinti apie tai? Aš skaitau, kad aš turiu gan lengvą formą, nes tikrai, žinau, būna baisiau. Turiu aknę, tai visą paauglystę ir kai pradėjau gerti kontraceptikus, aš labai gerų metų prieš vestuves pradėjau gerti. Man svoris nukrito ir man spuogai dingo. Taip, čia šitie labiausiai tokie dalykai, kurie pasijautė, nes tai nėra realiai, nesako, kad kontraceptikais reikia gydyti, bet jie tikrai labai pamatai efektą, kad kas būna, kada organizmas veikia kaip priklauso. O daugiau aš didelių simptomų nejaučiu dėl savo policistinių kiaušidžių sindromo. Aišku, medicinės nereguliarios, aš neseku jų, niekada nesekiau ir iki šiol, dabar tiesiog nėra, bet netgi ir per visus tos kelis metus, kiek bandėme, aš taip neturiu įpročio žymėtis, nes aš pripratus, kad gali 2 mėnesius nebūti. Tai čia man visada buvo norma ir kaip sakau, mamos paklausdavau, kad ir jinai sako, jo, man irgi visą gyvenimą taip.
Nu, tai tada tu tai skaitai kaip normą. Tai ar teisingai supratau, Airida, kad iš tikrųjų, kad susirūpinimas vaisingumu jau atsirado dar prieš vestuves, kai tik sugalvojote, kad norėsite vaikų, kad jau tada labai aktyviai pradėjai ruoštis, ėjai pas ginekologą, sakai, ir kadangi turėjai tas žinias kaip ir iš anksčiau, kad gali būti sunkumų. Taip, būtent taip ir buvo. Ir kas vyko toliau? Tai tu geriai kontraceptinės tabletes, susituokėte, gal gali papasakoti, kas vyko toliau? Tai taip pat pailiu ir gavosi, kad po vestuvių iškart nutraukiau su mintimi, kad bandome. Tai ir galvoju dabar bandėme gal 4 ar 5 mėnesius. Ir nes gydytoja taip ir buvo sakius, atsimenu, kad sako, jeigu poroje natūraliai, kada tu nežinai, o tiesiog bandai susilaukti vaikų, tai reikia bandyti metus ir tada kreiptis jau pagalbos, jeigu nepavyksta. Bet man sako, kadangi mes žinome, kad pas tave jau yra kažkas, kas gali trukdyti, tai nelaukim metus. Ir sako, jeigu po pusės metų neišeis, tu jau ateik. Tai čia vėlgi galiu tik pasidžiaugti gydytojais, kad neatsisveikino ilgam su manimi ir tikrai jau po pusės metų, sakau, gal po 5 mėnesių aš jau vėl beldžiausi pas savo ginekologę į duris ir tada, kad mano ginekologė iš karto pasakė, gerai, dabar aš tave nukreipsiu pas vaisingumo specialistą. Nes jinai nesispecializuoja į tai, jinai man tada padėjo, užvedė ant kelio, ką daryti, ir jinai tiesiogiai mane nukreipė pas savo kolegę, kuri jau dirba su nevaisingumu. Iš tikrųjų, kaip svarbu, kai medikai yra informuoti ir žino, kad žmonės net ir jauni susiduria su tokiam problemom ir iš tikrųjų kaip ir, rimtai priima pacientus, ar kaip čia pasakyti, kad rimtai reaguoja į, turiu sakyti, kad kartais ilgiau reikia laukti, kai kuriuos nurašo, bet atrodo, kad tavo gydytoja labai, labai tavim rūpinosi ir norėjo paties geriausio. Taip, tai čia be galo svarbu, nes kiek daug internete žmonės ieško, kas būtų geras gydytojas, ką galite rekomenduoti. Aš pasitikiu labai medikais ir medicina aplamai, tai jeigu man būtų pasakę, kad bandykit 2 metus, aš turbūt taip ir būčiau bandžius 2 metus, bet tai kaip svarbu iš tikro ir domėtis pačiam, vis tiek tas išlenda, kad tu turi pasiskaityti, tu turi įlysti tą patį forumą ar pasiekti kažką Instagrame, kad pamatyti, kaip būna ir ar tavo gydytojas tikrai teisingai tave nukreipia. Tai mano atveju aš neturėjau šitos problemos, nes man tikrai pasitaikė gydytojai, kurie manimi rūpinosi, kaip pati Giedrė įvardinai. Ir tiesiog ta tokia buvo sklandi pradžia viso proceso to nevaisingumo. Ir tave nukreipė gydytoja pas vaisingumo specialistą ir kas vyko toliau? Tai pas vaisingumo specialistą, kaip irgi jau užsiminiau, bandėme stimuliuoti natūraliam cikle, tai nepavyko 2 bandymai ir tada ištyrėme vyrą, atradome jo diagnozę ir viskas. Ir tada sako, čia vėlgi, kas mūsų atveju buvo, tai kompensuojamas tas pagalbinio apvaisinimo ciklas priklauso tam tikrais atvejais. Tai arba tu turi ten 2 metus ar 1, aš dabar bijau sumeluoti, bandyti ir neturėti priežasties ir tada jau tu gali pretenduoti į kompensaciją. O mūsų atveju, kadangi buvo vyro nevaisingumas, taip į diagnozę įrašyta, tai mums iš karto priklausė. Nebereikėjo laukti, tiesiog, kad ten tas kiekis mililitrų milijone jau buvo ten, nesiekė tos ribos kažkokios minimalios ir dėl to iš karto priklausė kompensavimas. Tai čia vėlgi buvo mums toks geras dalykas, kad nenusitęsė dar metus laukti, tarkim, kol gautum kompensaciją. Čia toks man panašu į fast track šitam oro uoste, kai, žodžiu, visi laukia eilėjo, kai kurios praleidžia, su be abejo rimta priežastimi. Ir kaip atrodo, kartais svarbu, kad
žmogus gautų diagnozę ir kartais, kad tas neišaiškintas nevaisingumas dėl to ir skaudus tiek, kad nežinai priežasties, bet aišku, kartais galbūt užkerta kelią ir IVF greičiau gauti. Taip, nes jeigu dabar pagalvojus, jeigu būtų tik mano ta problema žinoma, tai man turbūt būtų reikėję daryti ir kiaušintikų pratekamumą, ir galbūt laparoskopiją, ir dar praeiti tą eilę procedūrų, kurias būtina įrašyti į siuntimą, kad tau priklausytų kompensavimas ir dar būtų tam tikras laikas praėjęs. Nu, tai čia jau tie įstatymo dalykai. Tai vėlgi, su kuriais man neteko susidurti, nes mes greičiau jau gavome. Bet jūsų porai su kitu dalyku teko susidurti ir tai yra tokia klišė jau kaip ir tapusi, kad visą laiką pirmą ištiria moterį ir tik tada, jeigu nesigauna, tada jau pereina prie vyro. Ar žinai, Taip. kokios buvo priežastys, kodėl reikėjo tas procedūras pirmą padaryti natūraliame cikle, kaip tu sakai, tenais reikia leistis tau vaistus ir gerti, kodėl jie laukia, kol tai bus padaryta ir netyrė vyro iš karto, ar nebuvo niekada atsakyti į tą klausimą? Nežinau, kažkaip tuo metu tu esi dar žalias visame tame atėjęs į tą susidūręs su aplamai tokiom procedūrom, tai visiškai ir nekylo klausimų. Atrodė, dabar darom taip, tai vat turbūt dauguma gydytojų vis turi gal kažkokius savo protokolus, nuo ko pradėti. Arba atrodo, pabandom, gal užkips ir nereiks čia daugiau gilintis. O kai pagalvoji, tai nėra toks jau sudėtingas tyrimas, ar ne? Tikrai taip. Bet jūsų atveju vis tiek atrodo, kad gan greitai vis tiek išsiaiškino priežastį ir nusiuntė tada jūs jau IVF darytis, taip? Tai čia jau buvo kiek laiko praėjo nuo tada, kai pradėjot bandyti susilaukti? Tai bet maždaug buvo, dabar galvoju, gal pusę metų, gal kokie 8 mėnesiai, nes jau dar buvo keli ciklai tų bandymų. Ir tada jau mes susėdome su gydytoja, su vyru ir sakėm, kada pradedam. Tai mes kaip tik turėjom kelionę planuose, tai mes taip sakom, žiūrėkit, mes dabar pailsim, pakeliaujam ir lapkričio mėnesį mes pas jūs ateinam. Tai gavos, maždaug po metų laiko nuo vestuvių suplanuotas jau tas mūsų IVF ciklas ir dar išpildėm tą, kur visi sako, tai pakeliaukit ir užkips. Tai jau paskutinį šiaudą metėm, pabandėm. Taip. O galiu paklausti, ar tu žinojai, kas tas IVF yra? Žinojai, ką reikės daryti, kokios tai procedūros, kaip įsivaizdavai tą visą procesą? In vitro man šiaip labai pažįstama buvo kaip frazė mokslinių tyrimų metu, tai buvau, įsivaizdavimą turėjau, bet kas po ko, kiek ten ko reikia laukti, ten, tu turi įsivaizdavimą realiai iš filmo, kad reikia leistis į pilvą tam tikrų metų ir daugiau turbūt nieko nežinau, kad kaip iš tikrųjų viskas vyksta, tai jau prasidėjo tada didysis googlinimas. O kaip atrodė, nes aš esu girdėjus tokių, net ir prisipažinsiu pati galvau, kad IVF būdu vaisinus, tai yra kaip ir garantija, kad tas kūdikis, žodžiu, atsiras. Man atrodo, kad visi pastoja anksčiau ir vėliau po IVF. O kaip tau atrodė, ar tu tikėjaisi, kad iškart ir pavyks, ar turėjai tokių abejonių, kokios emocijos buvo tada? Dabar, kai sakai, tai tikrai, aš irgi tikrai taip galvojau, kad IVF yra garantuotas reikalas. Jau čia įsikiša mokslas, jau čia, kaip gali nepavykti. Realiai, kaip gali nepavykti. Aš nebuvo tokios minties, aš jau suplanavai, jau čia kada bus kokios datos, kada jau į dekretą išeisi, jau viskas mintise. Tu realiai, pirmą kartą darydamas IVF-ą, tu nebematai kitokios ateities, negu kad tu turėsi vaiką už metų laiko. Taip, labai pažįstamas tikrai jausmas. Ir kaip sekėsi tas pirmas IVF? Tai iš tikrųjų viskas ėjo tiesiog palei vadovėlį, kaip buvau paskaičius, kaip viskas vyksta, tikrai daug labai nesigilinau, nes atrodė, gydytojas žino geriausiai,
ką kada pasako, tą tada susileidi, į tuos vizitus ateini. Ir mano pirmas IVF buvo Klaipėdoje, o procedūroms reikėjo važiuoti į Vilnių. Tai man šita vieta truputį nepatiko, dėl to, kad tave stimuliuoja, tu bendrauji su savo gydytoju ir kada jau ateina punkcijos diena, tave išsiunčia, rytoj važiuok į Vilnių, tokiu adresu, tokią valandą. Tai taip, tai toksai, čia ir yra, kada yra privati klinika, tiesiog sakau, Klaipėdoje, kažkurios klinikos daro jau ir vietoje procedūras. Bet tai nesenai pradėjo, man atrodo, tik tais jau po to įstatymo įsigaliojimo, kada padaugėjo procedūrų, tai tada ir Klaipėdoje atsirado. Nes jie neturėjo laboratorijos, ar ne, Klaipėdoje ir dėl to siuntė į Vilnių, ar? Taip, kaip suprantu, kad neturi viso to jau tolesniam procesui įgyvendinti įrenginių. Tai jau prieš punkciją, kokios kelios dienos, kada atvykau paskutiniai apžiūrai, matė, kad kažkaip nelabai pribrendo tos kiaušialąstės, kaip koks būtų įsivaizdavimas. Ir tada aš labai apsinuodijau, aš tas 2 dienas iki punkcijos buvau tokia, ne šitam pasaulyje, aš nevalgiau kokią parą laiko, tai tikrai tikiu, kad tas irgi labai numušė rezultatą. Ir skambinu gydytojai iš vakaro, sakau, man rytoj važiuoti, bet aš nevalgius, aš visiškai be jėgų. Gal sakau, nedarom kažkaip, nieko. Ir sako, Irida, bet nėra, mes nebeturim kito kelio, mes nebeturim kito pasirinkimo. Jau nieko nepadarysim, jau kokį turim dabar rezultatą, tai reikia su juo toliau ir važiuoti. Nebuvo pasirinkimo, žodžiu, tą reikėjo daryti. Taip, bet kažkaip, gerai, labai nesijaudinau, galvoju, organizmas mano susitvarkys, atlaikys, čia viskas gerai. Ir nuvažiavom į Vilnių, buvo ta kiaušidžių punkcija, nes jinai vyksta su narkoze ir aš atsikeliu iš narkozės, mus pasikviečia į kabinetą ir tiesiog pasako, kad nieko neturim, viskas baigėsi čia ir dabar, viso gero, važiuokit namo. Žodžiu, neišpunktavo ne vienos kiaušialąstės tą dieną. Nes išpunktavo ten kažką, bet sako, buvo nesubrendę, tai taip tiesiog, kaip dabar pasakoju, atrodo, eini ilgai ruošies, čia planai ir bam tau per 1 sekundę pasako, viskas, viso gero. Dar sako, tai čia gal dar išsitirk insuliną, kažkaip man ten parekomendavo. Jau tokia irgi nieko doro nepasakė ir jokios priežasties nepasakė. Kas irgi, tau iš karto yra, tai kodėl, tai ką daryti kitaip. Tai tuo metu tiesiog taip galva palinkčiojo ir atsisveikino. Ir vėlgi, tokia situacija. Klaipėda yra viena gydytoja, su kuria tu bendravai, o čia tau visiškai kita gydytoja pasako, kad nieko nesigavote. Tai buvo labai viduj nefaina. Aš įsivaizduoju, labai gaila, kad taip įvyko. Ir ar net turėjai tokių minčių, kad taip gali būti prieš važiuojant? Ar tau teko girdėti, kad tai būna žmonėms? Ar tai buvo visiškai šokas, kad iš vis nebuvo subrendusių kiaušialąsčių? Ar žinojai, kad... Aš galvojau, kad gali būti mažai. Nes jau ir paskutinės ten apžiūros metu matė, dabar galvoju, gal kokias 8, bet tai tu galvoji, iš 8 2 bus, ten, o tu visą, tu esi nusiteikęs, kad užtenka vienos tos stipriausios ir kažkaip tikrai nebuvau nieko apgalvojus ir sakau, aš tikrai nedaug domėjausi prieš pirmą, aš tikrai buvau atsidavusi į proceso rankas. Ir kai taip nutrūko, tai toks buvo smūgis kažkoks, kad tai čia dar nesibaigė viskas ir dabar reikės vėl visą tai praeiti su žinojimu, kad gali nepavykti. Kaip irgi kalbėjom, kad tu pirmą kartą darydamas, tau atrodo bus, o dabar, kada jau tu galvoji apie antrą kartą ir tu jau žinai, kad gali nepavykti. Tai
tai buvo, labai toks viduj sukrėtimas, tada, žinoma, pradėjau daug daugiau domėtis, skaityti, toksai turbūt įsijungia biškai gal net perdėtas kažkoks kompensavimas to, savo atsakymų ieškojimas, kad tai kodėl nepavyko, tai dabar, tai ką galiu padaryti kitaip. Ir iš tikrųjų, tuo metu, man atrodo, gal po 1 ar po 2 dienų aš susikūriau Instagramo paskyrą. Po to pirmo bandymo. Taip, po to, kai nepavyko, iš karto man buvo toks, kad aš nes aš jau prieš tai gal buvo toks noras kažkiek dalintis, bet labiau buvo noras rasti tokių istorijų. Ir jų buvo labai mažai. Buvo jau Instagrame kelios paskyros, bet nelabai aktyvios ir tokios mažesnės. Tai aš, žinoma, susibendravau, susirašiau ir kada pačiai nepavyko, sakau, kitą dieną ar po 2 iškart susikūriau, nes jau tu supranti, kad tavo kelias dar eis netrumpai, jisai dar tęsis ir galbūt taip atrasi tu dar bendruomenę, jau savo susikursi tokią saugią erdvę, kur dalintis. Taip. O dar aš norėsiu labai tavęs apie paskyrą paklausti, bet kadangi paminėjai tą, kad tau kaip ir įvyko toks virsmas, kad tarsi toks supratimas atėjo, kad tai nėra 100% garantija, kad gali nepavykti, kad gali ir antrą kartą nepavykti, ar ne tokie dalykai, kur atrodo iš pradžių net nesusimastai, nes darai tiesiog kaip gydytojai liepia, kaip sakai, ir tikiesi geriausio rezultato. Kaip buvo su tuo atvirumu, kas liečia, pavyzdžiui, šeimą, draugus, ar jie žinojo, kad jūs, pavyzdžiui, ėjote į IVF, darėte tas procedūras, ar papasakojate savo artimiausiams apie tai? Papasakojom jau prieš pirmą darymą, kažkaip realiai jau turbūt, kai sužinojom vyro diagnozę, jau buvo toks, kad supratom, kad taip greitai nepavyks, reikės kažkokių procedūrų, reikės vizitų pas gydytojus, mes esam tikrai artimi su savo šeimom, tai tiesiog iš karto ir papasakojom, kokia situacija, kas laukia, kas kaip, tai čia labai džiaugiuosi šituo sprendimu mūsų. Draugai žinojo jau turbūt net dar iš anksčiau, nes tas mūsų draugų ratas nėra didelis, mūsų turimi draugai yra mums labai artimi, tai niekada neslepiam. Tikrai taip natūraliai net nebuvo tokios minties. Aš tada dar kitam darbe tada dirbau negu dabar, tai irgi savo vadovai, su kuria mes gerai sutarėme, irgi pasisakiau. Tai kažkaip, žinoma, nebuvo tas, kad visom kolegiam ten prie kavos pasakosi, bet tiem artimiausiam žmonėm tai pasisakėm. Ir kaip sakai, atvirumas, džiaugiesi, kad papasakai. Labai, labai džiaugiuosi ir irgi esam susidūrę su kitom porom, kam nepavyksta, tai mes su vyru netgi duodam patarimą, kad papasakokit kitiem, nes kažkaip tai ne dėl to, kad tu nori užuojautos ar kažko iš tos pusės, bet tada, žinoma, nelieka klausimų visokių, kas yra natūralu. Aš niekada neteisiu tų žmonių, kurie klausia, kad tai gal planuojat, tai gal kažką, tai čia yra normalu, čia taip aplink tai sukasi šeimos gyvenimas. Tai tu išvengi šitų dalykų. Tu aplamai išėjęs šiaip iš vizito gydytojo, ten su vyru kartu, nori kažkam pasipasakot, paskambinti, kažkaip išsilieti. Aplamai kiekviena istorija, kiekvienas tavo išgyvenimas, ypač jeigu jis yra sunkus, žmogus tu jį turi paleisti. Tai man atrodo, kad tas kalbėjimas iš karto čia ir dabar su artimaisiais dalinimasis labai prie to prisideda, kad tu nelaikai savy, tu nesineši visko su savimi kiekvieną dieną, o tu taip atiduodi ir kaip tas pasidalintas skausmas yra pusė skausmo, tokia yra kažkokia frazė, tai man atrodo, čia labai tinka jinai. Aš tau visiškai pritariu, Irida, nes žinau, kad tikrai yra žmonių, kuriems sunku pasidalinti, kuriems sunkiau pasidalinti nei nesidalinti, bet pritariu, mano irgi yra tokia patirtis, kad kai kiti žino,
labai daug streso nusiema, nes tada nereikia nieko slėpti, nereikia kažkaip pasiteisinimų galvoti, kodėl praleidai darbį dieną, ar ne. Ir tas toks, kaip sakai, skausmas sumažėja, kai gali jo pasidalinti. Ir labai smagu, kad ir tu tą patyrei, kad, žodžiu, pasidalinimas padėjo. Ir turbūt padėjo dar daugiau ir tolesnėme procese, nes, kaip ir sakai, kad paaiškėjo, kad dar teks padirbėti ties to klausimu. O grįžtant prie Instagramo paskyros, tai buvo toks žaibiškas sprendimas, ar ilgai svarstėjai, ar susikurti, ar čia verta, neverta? Gal gali papasakoti apie tą apsisprendimą sukurti? Tai kaip pasakau, jau buvo kelios paskyros, kas apie tai kalbėjo, tai su viena mergina ir susirašėm, susipažinom, ir jinai dalinosi paskyroje ir man patiko iš karto tas, aš aišku pasiekiau ir daug užsieniečių, bet man buvo, kam man kurtis paskyrą, jeigu man pavyks už mėnesio. Nes čia vėlgi grįžtam prie to, kad tai yra pirmas kartas ir aš esu nusiteikus, kad man pavyks. Tai man atrodė, aš tai ir sakau, gal buvo jau mintis prieš tai, bet galvoju, ką man kurtis dėl 30 dienų, nes taigi čia toj pastosiu ir jau reikės ištrinti. Tai ir kadangi nepavyko, tai sakau, iš karto susikūriau, nes, vėlgi, sekė ilgas laikas sekančio to IVF laukimo, sekančio ciklo. Ir tada jau, šiaip atsirado noras viduj papasakoti iš savo perspektyvos, nes man irgi buvo, tu skaitai kiaušidžių punkciją. Kas ta punkcija, kas tas žodis aplamai, kaip jinai vyksta, man įdomu patirtis, kiek laiko vyksta, kaip tu jautiesi, nes nėra, bent jau tada tai išvis, prieš kelis metus, nebuvo informacijos internete. Tu bet ką nori ieškoti, tu gauni tik tais tą įstatymą. Tu atsiverti įstatymą ir tenai arba vaisingumo klinikų svetainėse aprašymą, kaip tai vyksta. Tai yra tokia sausa medžiaga, o tu nori paskaityti tiesiog žmonių istorijas, tai pagalvojau, aš būsiu kažkam tas žmogus, kurio istorija galbūt padės. Ir taip priartins prie realybės, o ne prie kažkokių medicininių terminų. Ir aš labai žaviuosi tavim, nes iš tikrųjų tai daug drąsos pareikalauja savo, kaip ir vieną asmeniškiausių gyvenimo aspektų, kaip ir pateikti, ir su ta mintim, kad tai gali kažkam padėti. Ir aš žinau, kad ir šį kartą tu sutikai pasidalinti istoriją čia, nes irgi tai yra ta pati funkcija, ar ne, kad išgirsti, kaip kitiem yra, per ką kiti perėjo. Tai iš tikrųjų labai smagu, kad tu panorėjai. Pokalbę su Airida tęsinį išgirsite kitame epizode. Jame kalbamės toliau apie tai, su kokiais iššūkiais Airidai teko susidurti tolesnėje IVF kelionėje, kaip jai pavyko pastoti galiausiai ir kas labiausiai padėjo jai nepalūžti viso šio proceso metu. Kad nepraleistumėte kitą epizodą, paspauskite prenumeruoti mygtuką, o jeigu patiko mūsų pokalbis, galite paspausti mygtuką patinka. Ačiū už tai, kad mūsų klausote ir sekate ir iki kitų susitikimų.